žemaičių tradicinės kaukės, būtent, kad tradicija šia ir labai sena. Tos visos, tie visi dalykai, tradicijos ir ne tik išlikę, bet ir gyvos. Ir žmonės pas mus žiemos pabaigo iš tikrųjų švenčia labai triukšmingas, tokias didelės užgavėnių, tas šventės. Ir būdavo, kad sena tradicija rodo ir tai, kad ir susiklosti personažai labai archaiški. Mūsų krašte išlikusi savotiška žemaitiška tarmė, savits žmonių mąstymą galbūt. Founded in 1991 in the region of Žemaičia in the northeast of Lithuania, the National Park of Žemaičia, the most recent of national parks, with its famous Plateliai town, has several objectives: the conservation of nature and the lakes in the interests of sustained development, but also the preservation and study of the historic heritage, the cultural traditions, and the know-how of local craftsmen and artists. Kiekviena Europos šalis turi savo savitumo ir įdomu kiekvienam pamatyti tos savitumus. Mūsų šaliai taip pat turi daug įdomaus, gal atras daug ir bendra kažko, bet tuo pačiu ir daug šio kraštą. For example, the Blezdingele, an ancient dance during which certain traditional dishes such as spirgine or sibulin are prepared. Here you soon realize that time does not seem to have affected the way of life of the inhabitants, who are proud and happy to maintain their ancestral heritage. A heritage that's sometimes religious in this devout country, with its chapels and churches dating from the 17th and 18th centuries. A sporting heritage too, as evidenced by the continued practice of rybka, a sport created in the 16th century. In these traditional farms, you can often find the lady of the house making blinash, succulent little donuts, while outside, someone is working on a traditional sculpture. Aš esu patenkintas, kad gyvenu čia neužterštoje, švarioje gamtoje, dirbu savo mėgstamą darbą, kuris man patinka, kurį dirbu nuo 15 metų ir kuris yra iš tikrųjų reikalingas žmonėms ir aš galiu tęsti senas mūsų krašto tradicijas.